Pagalba kiekvienam besimokančiam ir ieškančiam savo kelio į sėkmę vaikui. Tokio tikslo ėmėsi siekti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras, prieš 2 metus pradėjęs vykdyti projektą Alternatyvusis ugdymas. 2012-2014 metais 9 Lietuvos mokyklose įgyvendinant projektą buvo išbandyti 3 alternatyviojo ugdymo modeliai. Vienas jų tinklinio bendradarbiavimo modelis buvo diegiamas Kauno jaunimo, Joniškio rajono Kriukų pagrindinėje ir Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklose. Jį įgyvendinant dalyvavo vaikai, pedagogai, administracijos atstovai, mokyklų socialiniai partneriai. Pasak projekto vykdytojų, šiuo modeliu siekta sukurti vieno langelio principų paremtą socialinės, pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikui sistemą. Kitaip tariant, vaikui leisti pasirinkti vieną iš specialiai parengtų mokyklos darbuotojų, kuris pastebėjęs, kad mokinys turi motyvacijos, psichologinių, socialinių ar kitų problemų, imtųsi visų reikiamų priemonių joms spręsti. Viskas prieš 2 metus prasidėjo sudarius specialias komandas. Kiekvienoje mokykloje buvo suburtos 5 asmenų grupės, sudarytos iš mokyklų administracijos atstovų, pedagogų, pagalbos specialistų ir išorinių partnerių atstovų. Mokyklose buvo atrinkta po kelis mokinius, kuriems kompleksinė, socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba buvo būtina. Iš viso buvo numatyta pagalba suteikti maždaug 20 vaikų. Atrinkus projekto dalyvius, pradėta rinkti informaciją apie vaikus ir jų šeimas. Atsižvelgus į gautą informaciją, kiekvienam dalyviui parengtas individualus pagalbos vaikui planas. Kuriant jį dalyvavo ne tik specialistai, bet ir kiekvieno vaiko šeima, žinoma ir jis pats. Daugelio parengtų pagalbos planų įgyvendinimas vyko 2 metus ir tai nebuvo lengvas darbas, tačiau rezultatai akivaizdūs. Labai aiškus ir ryškus pokyčiai pačiuose vaikuose. Padidėjęs pasitikėjimas savimi, padidėjusi jo savivertė, pagerėję santykiai su bendraklasiais, pagerėję santykiai su pedagogais, pagerėję santykiai taip pat ir su tėvais. Mokytojų bendruomenė išmoko kalbėti apie vieną vaiką, susitelkę visi kartu. Jeigu yra problema mokymosi, pažangumo, elgesio, motyvacijos arba kokia kita, jie imasi spręsti ne vienas auklėtojas arba ne viena socialinė pedagogė, o visi specialistai kartu. Šiame projekte dalyvavusių vaikų tėvai pajuto ne tik savo atžalų elgesio pokyčius, bet ir patys daugiau sužinojo apie kasdienį mokyklos gyvenimą, geriau pažino savo vaikus. Visi įsitikino, kad veiklos, kuriuose dalyvavo ir vaikai, ir tėvai, ženkliai prisidėjo stiprinant jauno žmogaus savivertę, pasitikėjimą ir bendravimo gebėjimus. Reikia išmokti vaiką ne tik išklausyti, bet ir girdėti, ką jisai kalba. Ir kai tu išgirsti vaiką, tu jau kažkaip gali su juo ir kitaip bendrauti, supranti, tada jau atsiranda tas bendras supratimas, bendras kažkoks tai tikslas, susibendrauja grinai. Tada ir vaikas pradeda tavęs klausytis. Gintaras labiau pradėjo domėtis visų mokyklos gyvenimu. Jam mokykla tikrai tapo antraisiais namais. Patys vaikai apie projektą ir jo naudą irgi turi savo nuomonę. Pasirodo, juos reikėjo užvesti ant kelio ir sunkesniais momentais ištiesti pagalbos ranką. Daugeliui mokinių projektas padėjo pajusti mokymosi malonumą ir paprastai tariant, lankytis pamokose. Aš ir nepraleidžiu. Aš nepraleidžiu. Kaip čia atėjau, man labai patiko. Mokytis čia. Stengiuosi tikrai mokintis čia. Tu, kaip sakant, nesuprasiu aš tos užduoties, aš prašysiu vis mokytoją dar kartą man paaiškins. Dar kartą, nes prieš aš dar kartą prašysiu pas ją paaiškinti. Lankomumas gerėja ir automatiškai gerėja jų ir mokymosi rezultatai. Pasitikėjimas savimi ir kitais, noras bendradarbiauti ir bendrauti, tai taip pat projekto rezultatai, kuriuos mato ir pedagogai, ir tėvai, ir patys vaikai. Vaikams šitas, projektas turėjo tokios įtakos, kad jie labiau pradėjo savim pasitikėti. Šitame projekte atsirado visiškai naujas dalykas – įsipareigojimai, sutartis su vaikais ir su jų tėvais. Bet to agresyvumo neliko, ramesnė, susitarti galima, tarkim, dėl kažkokių tai namų darbų, dėl to, ką veiksim.
Įgyvendinant šį modelį labai svarbus vaidmuo teko jau minėtiems specialiai apmokytiems žmonėms, kurie užtikrino vieno langelio principą ir buvo vadinami atvejo koordinatoriais. Jų uždavinys buvo nuolat stebėti vaiką, palaikyti ryšius su jo šeima, pedagogais ir kitais asmenimis, užsitarnauti vaiko pasitikėjimą ir profesionaliai išspręsti jo problemas. Laimė ir mums, ir man asmeniškai kaip atvejo koordinatoriui. Kada kiekvieną rytą Erikas praverdavo šito kabineto duris, plačiai nusišypsodavo ir pamojuodavo sveiką vadovę Liną. Man projekte buvo įdomiausia, kai kalbėdavau kiekvieną savaitę su savo koordinatorė. Koordinatorius padėdavo viską, patardavo, parinkdavo kartais net pats koordinatorius mums planus. Siekdamas išspręsti vaikų problemas, atvejo koordinatorius nekartą kreipėsi į kitas įstaigas, organizacijas ar konkrečius asmenis. Pasak projekto vykdytojų, tokių partnerių pagalba labai svarbi, kai reikia tobulinti vaikų socialinius įgūdžius. Būtent išorės partnerių dėka vaikai dalyvavo įvairiuose renginiuose, išvykose, stovyklose, veiklose, kuriuose buvo visiškai atsakingi už savo veiksmus. Kaip čia gali jaustis? 10 km. Nelabai. Kadangi daugiausia problemų ir buvo būtent socialinio ir, kaip minėjau, kad trūko atsakomybės, pareigos jausmo, pasitikėjimo savimi, valios, ryžto, tai manau, kad tos truputį sukarintos veiklos kažkiek ir turėjo gan nemažą įtaką ir galėjo vaikams padėti. Dar vienas šio projekto išskirtinumas – galimybė vaikams fiksuoti visus savo patyrimus ir išgyvenimus, pokyčius ir emocijas. Visą tai jie galėjo daryti specialiai sukurtuose internetiniuose dienoraščiuose, kuriuose ne tik aprašydavo svarbiausius įvykius, bet ir rūpimais klausimais tardavosi su projekto konsultantais. Tai dar labiau sustiprino komandinio darbo pojūtį ir bendruomeniškumo jausmą. Supratome, kad tik tada bus tvirta ir darnu, jeigu visi dirbsime išvien. Bendraujam ne kaip klasiokai, jau geri draugai. Mes mokykloje visi kaip šeima, aš manau. Apibendrinant 2 metus vykusį projektą, norėtųsi pažymėti 3 svarbiausius pasiekimus, kuriuos pavyko įgyvendinti pasitelkus visų projekto dalyvių geranoriškumą ir profesionalumą. Padidėjusi vaikų motyvacija mokytis ir pagerėję mokymosi rezultatai, didesnis pasitikėjimas savimi, geresni bendravimo įgūdžiai ir artimesni vaikų santykiai su tėvais. Į mokyklos gyvenimą įsitraukė ne tik tėvai, bet ir nauji socialiniai partneriai. Kitaip tariant, mokykla parūpo plačiajai visuomeniai. Juk mokykla ir yra mūsų visuomenės atspindys. Vis dėlto